Žiūrovai, kurie ieškote automobilio iki 5000 eurų, prisėskit, ką tik atlikom paiešką ir turbūt yra metų perliukas. Einam, parodysiu. Volvo S40, 2006 metų, 2.4 benzinas. Vienų rankų 17 metų. Pasižiūrėkite kėbulą. Praktiškai idealus, neskaitant šito papūtimo glaisto, nes čia yra glaistuota vieta. Ir yra mini rudelė ant durelių. Nu, ir viskas, praktiškai viskas tvarkinga. Kaip taip gali būti 2006 metų automobiliui? O norit parodysiu, kam iš tikrųjų čia yra perliukas labiausiai? Jo rida. Nu, nepatikėsit, aš žinau. Rida yra 60 keli tūkstančiai kilometrų. Automobilis buvo iš Amerikos, 2 metų senumo nupirktas, atgabentas į Lietuvą ir visą tą laiką vairavo, nu, plius minus 60 metų moteris. Prižiūrėtas, nenudaužytas ir geras daiktas. Ir tik dabar nebandykit man skambinti ir prašyti, vat surask man tokį pat už 5000 eurų. Čia per metus vienas gal toks iškrenta į skelbimus. Ir mums pavyko nudžiauti. Ir nupirkom klientui. Tai va, tiek žinių, pasidžiaugiam.